Gerą dieną, jaunimas! Tikiuosi dar yra gyvų po dipo ir baisiųjų likvidacijų. Šiandien paskaičiuosim svetimus bitkoinus ir pažiūrėsim, ką žada vasaris. Tai 3-4 važiuojam! BTC kritimas žemiau 92 000 stipriai supurtė rinką ir top 10-uke vienintelis turi vienženklį minusą 7 dienų stulpelyje. Altcoinai kraujuoja stipriai su dviženkliais minusais. Skaudžiausiai kliuvo ADAI - minus 22% kol kas. Laukiam Trumpo inauguracijos kaip katalizatoriaus Bitcoin raketai, o gavosi, kad kripto rinka yra daužoma nuo politinių pareiškimų. Dėdė darbuojasi ofise stipriai ir atrodo, kad būsim papurtyti dar ne kartą. Priminsiu, kad dėl greitų kasdieninių naujienų galite užsukti į Telegram grupę, į kurią pakvietimą paliksiu komentaruose. Pradedam nuo mėnesio ir ketvirčio BTC kainos lentelių. Pirmas šių metų ketvirtis kol kas žaliuoja. Aš tik dabar pastebėjau, kad visi 22 metų ketvirčiai buvo minusiniai. Vieninteliai tokie metai istorijai. Va kaip gerai užsigrūdinom per ilgąją kripto žiemą ir dabar jokie dipai turėtų būti nebaisus. Na, o sausis pasirodė puikiai ir atnešė naują all-time high ir plus 9%. Pagal statistiką vasaris ir spalis yra patys geriausi mėnesiai kainos augimui. Tai reikia tikėtis, kad pasirodys dar vienas rekordas šį mėnesį. Kita turim dėdės Trumpo šeimos projektą World Liberty. Čia įdomi situacija, nes dieną prieš atsidariau jų piniginę ir norėjau aptarti jų Ethereum likučius, kurie stipriai išaugo iki 66 845 ETH. Bet šiandien jau nebėra tiek Ethereum, likutis tik 130 monetų. Kas čia dabar? Čia matome buvo atlikti dideli Ethereum pervedimai į Coinbase piniginę. Ir ką tenais toliau darys su tai 66 000 Ethereum, galim tik spėlioti ir stebėti. Parduos, užsteikins, o gal atgal prasisiūs. Na, greitai pamatysim. O tuo tarpu sūnelis Erikas po balanso sumažėjimo tvytina, kad dabar labai geras metas užsipirkti ETH. Kaip gerai, kad viskas blockchaine ir gali matyti, ar tikrai jie daro tai, ką kalba. Toliau Salvadoro bitkoinų piniginė. Susitarė jie su Tarptautiniu valiutos fondu dėl naujos paskolos ir panaikinimo šalyje esantiems verslams būtinybę priimti atsiskaitimus bitkoinų. Dabar verslai galės patys nuspręsti, nori tai daryti ar ne. Atrodo, kad Bukele tos paskolos pinigus naudoja BTC pirkimams, nes jei porą metų jie stabiliai pirko po vieną monetą į dieną, tai pastarųjų savaičių pirkimai stipriai paaugo ir kelis kart nupirko ir po 11 monetų, kurių paskutinis pirkimas buvo atliktas šiandien, vasario 4 dieną. Keistai skamba tie pranešimai spaudoje, kad Bitcoin niekaip neprisidėjo prie spartaus šalies augimo. Jei neatsiskaitimai šalyje su BTC ir Bitcoin Beach, tai gyvenime nebūčiau sugalvojęs ten nusibelsti. Beje, grupėje dalinaus gandais iš Twitterio, kad Trumpas tarėsi su Bukele dėl jų to naujo kalėjimo, kad galėtų patalpinti kriminalus iš trečiųjų šalių, nes Salvadoras prieš porą metų pasistatė 40 000 vietų naują griežto režimo kalėjimą ir vietinių gangsterių ten sukišo tik apie 3000. Matėm, koks valymas prasidėjo Amerikoje ir kaip šalis nenori priimti parsiunčiamų atgal piliečių. Susitarus, be abejo, Salvadoras gautų iš oranžinė dėdės kažkokių tai bonusų. Sekantį turim Amerikos žemėlapį su greitai plintančia oranžinė spalva. Čia žymimos valstijos, kurios jau pradėjo procesus, kad galėtų į savo iždą įsitraukti BTC. Praeitą savaitę, kai užmačiau šitą lentelę, valstijų buvo 14, o šią jau 20. Neįtikėtini tempai. Pamenu, kažkurioj 2021 metų laideliai buvau užtraukęs faktą, kad Bulgarija laiko 1% nuo visų bitkoinų, kurios jie konfiskavo iš blogiečių. Ir kai rodo statistikas, kiek ir kokios šalis hodlina monetas, vis pagalvodavau, o kaip Bulgarija? Pagaliau radau puslapį, kuriam užfiksuota, kad šalis pralaikė šiek tiek virš 4 metų, parsidavė savo 213 monetų 22 metų sausio gale, kai kaina buvo apie $40 000. Atrodo, kad jie galėjo ir toliau laikyti, nes tikriausiai neturėjo tokio įstatymo kaip Saksonija Vokietijoje, kurie privalėjo parduoti monetas. Toliau statistika apie Bitcoin turėtojus. Čia suskaičiuota, kiek ETF-ai, kompanijos, smart kontraktai ir šalis yra sukaupę Bitcoinų. Didžiausias pyrago gabalas priklauso ETF-ams – 1,3 milijono monetų.
Toliau rikiuojasi Public kompanijos su MicroStrategy priešaky ir jie turi beveik 620 tūkstančių BTC. Valstybės bendrai saugo 513 tūkstančių, o privačios kompanijos, tokios kaip SpaceX, yra bendrai sukaupę 407 tūkstančius bitkoinų. Dar pridėjus ir DeFi turimas monetas, bendras krepšelis gaunasi 3 milijonai monetų. Žinant, kad didžioji dalis tų monetų buvo sukaupta pastaraisiais metais, o iškasta buvo stipriai mažiau, tai patys puikiai suprantam, iš kur jie gavo tiek bitkoinų. Never sell your Bitcoin, right? Ir manau, kad privačių kompanijų rezultatai turėtų būti gerokai didesni, nes netgi Lietuvoje pažįstu ne vieną, kurie ant savo įmonės perkasi BTC ir niekur nesiskelbia. O subjektų skaičius, kurie hodlina bitkoiną, atrodo juokingai. Tik 157 per visą pasaulį. Per pastarąsias 30 dienų atsirado 16 naujų. Atrodo, kad mes tikrai dar esame anksti. Na, per pastarąjį dipą likvidacijos buvo labai skausmingos. Daug pozicijų buvo priverstinai uždarytos ir daug ašarų pralieta. Likviduotos sumos buvo įspūdingos ir per 24 valandas viršijo 2 milijardus dolerių. Nors gruodžio 10, kai Bitcoin pirmą kartą perlipo 100 tūkstančių, longų išvalymus buvo dar didesnis. Bet jau pasimiršo viskas, nors ne tiek senai ir buvo. Gan didelis įvykis buvo, kai Trumpas atšaukė SAB 121 iš SEC taisyklių. Čia pasirodo net nebuvo įstatymas, o paprastas SEC biuletenis veikiantis nuo 2022 metų balandžio 11 dienos, kuris, pavyzdžiui, bankams kriptovaliutų pirkimą ir saugojimą padarė labai sudėtingų ir brangių procesų. Na, o jo nesilaikant, žinom, kaip greitai didelių baudų Gensleris prirašydavo. Dabar apynasriai nuimti ir bankai galės leisti savo klientams paprasčiau įsigyti kriptovaliutų. Toliau, lenktynės dėl strateginio bitkoinų rezervo sukūrimo tapo pasaulinės. Vienur tik prasideda kalbos, kitur jau žengti pirmieji žingsneliai. Aišku, Salvadoras čia visus aplenkė ir 21 metais jau susitvarkė visus reikalus. O Butanas ir be įstatymų kasa savo BTC ir pirmauja pasaulyje pagal vienam gyventojui kliūnantį bitcoin gabaliuką. Aš vis prisimenu iš Amsterdamo konferencijos Jonas Kotar iš Bundestago frazę, kad jinai sakė, jeigu Amerika pradės kaupti BTC, tai kitos šalis taip pasigaus FOMO, kad pamatysim, ko dar nesam matę. Atėjo eilė BlackRocko vadui Larry Finkui. Įžangą norėčiau pradėti nuo senesnių laikų. 2017 metais Jamie Dimon iš JP Morgan ir Larry Finkas susijungė, kad sukrešintų bitkoiną. Du Wall Street'o banginiai bandė įtikinti, kad BTC yra kriminalinio pasaulio įrankis. Aha, krašintojai didėjai. Peršokam į 2024-uosius, BlackRockas paleidžia sėkmingiausią istorijoje Bitcoin ETF. Ir Liepos mėnesį duodamas interviu televizijai, Larry sako, kad buvo neteisus dėl Bitcoin teisėtumo. O šiemet Davose jau kalba kaip Bitcoin Maxis, sakydamas, kad jei bijote dėl valiutos nuvertėjimo ar ekonominio politinio nestabilumo savo šalyje, turime nuostabų instrumentą – Bitcoiną. Dar jis prognozavo 700 tūkstančių dolerių kainą už monetą. Argi ne šauniais laikais gyvenam? O pabaigai istorija iš Reddito. Bičas pasakojo, kad 2015 metais gulėdamas lovo ir skrolindamas telefono, užkibo ant kažko ir susikūręs Coinbase'o sąskaitą nusipirko 0,3 BTC. Tuo metu kaina buvo 375 doleriai už vieną bitkoiną. Ir kitą dieną atsikėlęs jis jau buvo pamiršęs apie vakaro pirkinį. Visai nesenai jis sugalvojo kažką nusipirkti, kam reikėjo kripto. Eina įsiregistruotis į Coinbase, o ten sako, kad emailas jau užregistruotas. Atsinaujino slaptažodžius ir volia! 125 doleriai pavirto į 34 tūkstančius. Pirmos jo mintis, kaip galėjau tai pamiršti ir kodėl nepirkau daugiau. Apie ką visi pagalvojam anksčiau sužinoję apie bitkoiną. Bet gerai, kad pamiršo, nes nebūtų tiek išlaikęs. Esu ir aš buvęs lygiai tokioj pačioj situacijai, tik sumos vienu skaičiu mažesnės buvo. Na, o apibendrinant atrodo, kad Bitcoin jau išplaukęs į plačiosius vandenis, nes ir toliau pastebimas vis didėjantis bitkoinų kaupimas didelėse banginių piniginėse net ir prie tokių kainų. Tai tiek iš manęs šiandienai bus greitų naujienų ir istorijų. Jei patiko, spaudžiam laiką, iki kito karto ir bye bye.